Energetiniai koplytstulpiai vis dažniau puošia mūsų kiemus, saugo namus, teikia dvasinę stiprybę. Medis ne tik tai medžiaga kūrybai, tai kita gyvybės forma. Šiandien žemės uostose žmogus, kuris turi talentą prakalbinti medį. Algimantas Sakalauskas sako, kad medžiai kalba, tik reikia mokėti juos girdėti. Lietuva – miškų kraštas. Medis mums ne tik statybinė medžiaga ar šilumos šaltinis. Medis – tai gyvybė, istorija, stiprybė. Jis kalba tyliai, bet iškalbingai, o jo pasakojimus moka išgirsti ir įamžinti tik tikri meistrai. Šiandien esame Prienuose, ten, kur medžio širdis plaka ryškiausiai. Susitinkame su Algimantu Sakalausku, žmogumi, kuris medį paverčia sakme, kuriam medis pažadina įkvėpimą kurti, nematomą dvasingą jėgą, be kurios negali egzistuoti materialusis pasaulis. Skulptorius sako gavę ženklą, kad jo misija – prakalbinti medį. Kiekvienas žmogus gauna kažkokius ženklus, vieni reaguojam, kiti nereaguojam. Jeigu nereaguojam pakartotinai, jeigu visiškai ignoruojam, tada gal netgi išeiti reikia iš šio pasaulio. Tai ženklai per vizijas, per mechaninius prisilietimus, jie kiekvieną paliečia. Tai neišimtis ir aš. Ir man tas buvo labai aiškiai apibrėžta vaizdiniais, ką aš turiu daryti, kad ateis laikas, Lietuvai reikės tų vadinamų šventastulpių ar šventa būtis, šventa gimtis. Nes tai yra seni terminai, irgi pats žodis irgi ženklas, nes jisai tam tikras mintis generuoja, tam tikrą energiją mums siunčia. Va, tie ženklai gali būti ir raidė, irgi ženklas. Va, tai mesgi esame mūsų krašte, kur kelis kartus raštas uždraustas, kalba drausta ir vėl grįžtam. Mes esame unikalūs, japonai apie mus gerai pasakė. Jūs kaip Feniksas iš pelenų vis atgimstat, jums viskas genuose įrašyta. Tai va, tai vis sugrįžtu prie to, kas prisakyta ir nuosekliai darau. Aš metalapdirbimo technologas, kažkada bandžiau keisti, tapau elektriku, energetiku, bet viskas dabar praverčia. Dirbu netgi fotografijos srityje, fotografų. Ir tie visi dalykai, jie kaip aruodas, iš kurio dabar semiuosi tą žinias, patirtį arba pojūčius. Svarbiausia, ko aš pasigendu aplinkoje, bet jinai tokia intensyvėja, kad pusiausvyrą turi būti tarp fizinio prado ir dvasinio. Viskas turi būti greta. Ir jeigu žmogus toj pusiausvyrą gyvena, jisai gerai jaučiasi, jisai nes negana to, kad save gerai pažįsta, savo dėkingas, kad jisai čia toks, koks yra kūrėjas bet jisai jaučia aplinką, jaučia savo bendruomenę, savo draugus, savo tautą. Žemė, kuri jį laiko, kurio jisai gerai jaučiasi. Algimantas Sakalauskas ne tik skulptorius. Jį reiktų vadinti Lietuvos medžio skulptūros ambasadoriumi. Jo rankose medis atgyja, įgauna formą, dvasią ir istoriją. Per daugelį kūrybos metų sukurta apie 800 didesnių ar mažesnių medžio skulptūrų, koplytstulpių, išsibarsčiusių po visą pasaulį. Kūrinių geografija įspūdinga. Nuo Lietuvos kaimų ir miestelių iki tolimosios Japonijos, nuo Europos iki Jungtinių Amerikos valstijų. Kiekvienas darbas tai tarsi mažas Lietuvos simbolis, liudijantis mūsų tautos meilę medžiui ir drožybos tradicijai. Tų vien darbų, kurie pasklidę po visą Lietuvą, aš jau nekalbu Europą, ten sunkiau buvo išvažiuoti, suskaičiau apie 800 tų šventstulpių. Tokia dievų valia, aš privalau tai daryti, nes jeigu nustosiu daryti, teks išeiti. Lygiai dar anksti, dar ne visi padaryti. O kad visi, tai tikrai visų nepadarysiu. Darau to, ką labiausiai reikia žmonėm, ką gerai jaučiasi. Netgi tokių keistų nutikimų praeina 4 metai vienam žmogui padarom, jisai grinai mechaniškai viską priminė, bet ten visi daro ir man reikia. Praeina 4 metai, skambina jis man, tai ką čia, sako, man padaryt? Sakau, ką tarim, jis tą padarėm. Žinai, sako, kažkas pasikeitė. Visą gyvenimą su kaimynu pykausi, pastatė tą, kaip jūs čia vadinat, koplytstulpį.
tokie geri draugai pasidarėm ir jisai tokio nori. Nu, va, pasikeitė aplinka, pasikeitė trikdžiai, kurie vienas kitam energetiškai nesuderinami buvo. Žmogus gerai jaučiasi, jisai pažįsta greta esantį tada kaip žmogų. Žmogus pats yra sukurtas pagal tą geometriją. Žiūrėkim, šis narelis yra proporcingai trumpesnis už šį, šis vėl už šitą. Taip visas mūsų kūnas suridytas. Kaip jisai suridytas, taip mes matom, jaučiam, priimam aplinką. Ir kadangi tai suvisėja su visatos dėsniais, taip ir tas statinys. Esmė, kad tas stogelis, pavadinkim, to šventstulpio, turėtų viršutinę dalį, kuri atidaro nes viskas gamtoje juda spiralė plus tam tikrų dažnių. Viskas ir tai neša tą tam tikrą įkrovą, tam tikrą energiją. Tai vat, visas, kas paprastas, genialu. Dažniausiai tą paprastą mes nekreipiam dėmesio, ieškom kažko labai sudėtingo. O paprasta viskas va čia. Viso čia, materija čia, dvasiniai lygmenys čia. Taip kaip ir du žodžiai. Ačiū ir dėkui. Kuo jie skiriasi? Tuo, kad dėkui viskas, kas materialu, ačiū, kas dvasiniam lygmenį, minčių lygmenį. Tai tik tai nesumaišykim tam tikrų atvejų momentų vartoto žodžius. Lietuviai nuo neatmenamų laikų labai gerbė ir saugojo medžius. Jie globojo, gydė, gynė. Algimanto teigimu, kiekvienas medis gyva būtybė. Todėl prisilietęs prie medžio, žmogus tampa jautresnis, atviresnis pasauliui ir pačiai gyvybei. Pats medis, pats augalas, tai yra visatos dalis, per kurį mes galim bendrauti, jeigu patys tiek pojūčių neturim, bendrauti su visata, su vadinama dievybė ar panašiai, nes kiekvienas medis kaip laidininkas, kiekvienas augalas, ar jeigu judantis sutvėrimas, paukštelis ar gyvūnas, jie irgi bendrauja, jie turi tą ryšį. Tai va tas medis, kuris pragyvena savo amžių, mums kaip kūno dalis tampa. Ir iš jo tai pagaminti dar kūriniai, buities rakandai, jie šilti. Gali būti šiltas ir akmuo, jeigu jisai tinkamoje vietoje, tai tinkamai parinktas, gal paglaustytas, jisai irgi tas pats kūrinys. Tai vat prisilietimas prie medžio mus padaro jautresniais, sugrąžina į tą žmogišką pasaulį. Nes mes, jeigu vien tik mechaniškai viską žiūrėsim, sumaterialėsim. O materialumas gerai, be to fizinio pasaulio tarsi ir mūsų kūnas fizinis, mes neišgyvensim, bet vėl kartojasi, turi būti pusiausvyra. Tai darbas, kūriniai per medį, jie mus suartina su visata ir netgi tą, ką mes darom, tiesiog aš prisiliečiu tie šventi stulpai, šventa gimtis, tiesioginiai ryšio atstatymai, antenos. Nes to aplinkoje mes gerai jaučiamės. Mes kaip kažkas bandė tenai žemę, vieną sugriausim, kitą pastatysim. Nereikia griauti, reikia gamtos dalimi būti ir tą, ką pastatom, visai kaip ekranas, tą aplinką sutvarko, mes gerai jaučiamės. O jeigu gerai jaučiamės, mes tikrai kūrėjai, mes turim galimybę tiesiogiai bendrauti su aukščiausiai, prisijungti prie to informacinio lauko. Kaip ten pavadinsim, musulmonai vienai vadina, kiti kitaip. Vis tiek adresas tas pats. Nėra blogo medžio. Visi medžiai yra gamtos dalis. Tik tai skirtumas, kad aš asmeniškai daugiau su ąžuolu dirbu, jisai laiko atsparesnis, nes mes turim vertinti tą materinę pusę, kiek laiko skiriam tam darbui. Ir jeigu jisai padarytas iš greitai pūvančio lauko sąlygų nepritaikyto medžio, šiandien padarom, rytoj supūvo ir keičiam kitu, tai mes nespėsim vis keisti, tada nespėsim eiti į priekį, nes Lietuvoje vienu žmogum nepasibaigė, Lietuvoje yra tų žmonių ir jų grįžimas į čia tik prasidėjo, tas masinis bus grįžimas, nes atgimsta mūsų žemė, mes esame pačioj saugiausioje pasaulyje erdvėje. Nors mus čia gąsdina vienaip kitaip, bet kuo daugiau ramybės savy turim, tuo visą tai kaip nuo žąsies nubyra, tie gąsdinimai, visokie prievartavimai. Tai vat ryšiai per medį, per
mūsų pirštai kaip muzikos instrumentai, jie turi groti, turi kažką daryti, meistrauti, tada dirba mūsų visos, kaip sako, pilkosios ląstelės. Nes smegenys toks atvirimas, kuo daugiau mankštini tą raumenį, tuo jisai stipresnis tampa. Pasak kūrėjo, kryžius ar koplytstulpis tai ne tik meno kūrinys, tai pokalbis su praeitimi, padėka Dievui ir gamtai. Tai mūsų tapatybės ženklas. Žinomas šalies drožėjas pastebi, kad per daugiau nei 3 nepriklausomos Lietuvos dešimtmečius keitėsi užsakovų požiūris ir norai. Pirmą dešimtmetį daug kas vyko mechaniškai. Nes reikėjo atstatyti, atkurti tas, kas buvo per tos pilkuosios sovietmečio metus sunaikinta, uždrausta ar panašiai, arba įamžinti kažkokius įvykius. Tai buvo daug dalykų daroma, reikia. Ir mes kaip pašėlę kūrėm, darėm, atstatinėjom ir taip toliau. Sekantis etapas atėjo su pajautimu, dalis dar to, o šiuo metu praktiškai visi užsakymai, visi bendravimai tiesiog ateina jau iš to jausmų. Aš negaliu kalbėti už visus Lietuvos kūrėjus, tautoninkus ir panašiai, bet tas, kas mano aplinkoje, beveik 80% aš atlieku tą darbą, kuris reikalingas žmogui, jo aplinkai, jisai jaučia. Ateina, sako, man reikia. Arba, sako, aš prisapnavau ir viskas, negaliu kitaip. Tai netgi prieš 2 metus teko bendrauti, buvo Amerikos ambasadorius, sako, tiek Lietuvą aš čia įsimylėjau, man reikia tokio statinio, kuris lydėtų mane, primintų, taip toliau, aš labai gerai čia jaučiausi to Lietuvoje viską. Paskui diskutavom, kad jam sunku persigabenti per didelis, nusprendė padaryti tikslę kopiją vieno iš Utenos rajone Stirniuose pastatyto stogastulpio maketą. Ir jisai atsisveikinamas sako, turėkit omeny, kas šitos turės ar kambarį, ar lauko sąlygom pastatytos, kai žemė grįš atėjo daryti tvarkos, jų nelies. Praeina pusė metų, vienas iš darbuotojų sako, keistas tas ambasadorius, bet sako, taip širdį užgavo ir man reikia prie namų. Algimantas prisipažįsta, kad medis jam visada buvo artimas. Dar nuo vaikystės, kurią praleido Vilkaviškio rajono Dailučių kaime. Intensyviau drožti jis pradėjo 1986-aisiais, kai suprato, jog tai ne tik pomėgis, bet tikrasis gyvenimo kelias ir pašaukimas. Kūrėjui svarbiausia per medį išreikšti idėją, jausmą. Gyvybiškai reikalingi tie statiniai ir aš visą laiką tam skiriu ir viskas, kartais mane čia tiek namiškiai smerkia, kad tik tai darbas, tai yra nedarbas, tai yra kūryba arba gelbėjimas, sutvarkymas tos aplinkos. Visas kūrybinis kelias ar veiksmas, laikas, viskas skiriamas šitiem. Aišku, dalinamės namiškiam ir ką reikia namuose darai, kartu keliauji, turi pažinti ne vien tik tai savo tą mažą gardelį, vadinamą gardą, bet aplankyti kaimynus, aplankyti draugus, bičiulius ar naujus susirasti. Nes mes esam bendruomeniški, kuo platesnis ratas, tuo mes esam stipresni. Tautodailininkas primena, kad globalizacijos procese labai lengva pamiršti tautinius akcentus ir pamatinės vertybės. Jis retoriškai klausia, ar mums tikrai nereikia Donelaičio, Justino Marcinkevičiaus? Klausimas, kodėl taip atsitinka, kad jeigu pasigilinam, iš tikrųjų mes tada atrandam sąsajas, tos virvutės ar tos žmonės, kurie puola tos mūsų pamatinius tautos genijus, kūrėjus. Virvutės eina iš mūsų Lietuvos ribų. Tai yra vykdoma globali politika, išmušti mums tos pamatinius tikėjimo
stovus, kertės, į ką mes galim mintimis atsiremti. Tai Justinas Marcinkevičius neišimtis, užpuolė Donelaitį. Bet tai pasigilinam, tai kas puola, tai tie, kurie tarsi mus bando apšaukti vatnikais ar dar kažko. Jeigu mes norim lietuviškai kalbėti, mes jau esame šiam kraštui nereikalingi. Tai yra tas pasaulinis tos globalizmo tikslas, bet mes atstovėsim, turim atlaikyti. Ir jeigu ačiū, kad jie ir tą daro, nes jie priverčia mus susikoncentruoti, pažinti vienas kitą arčiau, nes tas tikėjimas vienas kitu, jisai tik stiprėja. Tai bus tų agresyvesnių išpuolių daugiau, nes pasaulis prieš didelį pertvarką. Nes artėjom į tą momentą, kada nereikės vien liežuviu malti, galėsim mintimis bendrauti. Pasaulis to bijo, nes kas valdo pasaulį, pamatys, kad karalius nuogas. O tai jau yra pavojus tai esamai sistemai. Jinai turi vis tiek griūti, nes tai šita sistema nėra stabili ir jinai prieš žmogiškasis visas savybės nukreipta. Algimanto Sakalausko iniciatyva 1990 metais pradėjo formuotis Prienų drožėjų kūrybinė grupė, o po 9 metų įkurta ir viešoji įstaiga Prienų drožėjai, kurios vadovo Algimantas yra iki šiol. Tai vieta, kur tradicijos susilieja su ateitimi. Medžio drožėjui labai svarbu, kad šis amatas gyvuotų, kad jaunimas norėtų drožti ir vertintų medį. Juk medis tai mūsų ryšys su praeitimi ir tiltas į ateitį. Čia yra VŠI meninė drožyba Prienų amatų centro prieigos prie dabar vadinamo Nemuno, anksčiau jisai vadinosi Kronas. Dar įdomesni ten virsmai, iš kur tas Nemunas, man geografai išaiškino, kad tai čia nuo Memelio, nes Nemelis, o aš dar senesnį informaciją pagavęs, kad tai buvo smėlmalis, smėlį malantis, kada kryžokai atėjo, neištarė, liko Memelis. Tai tie virsmai, o lieptelis kitos nuostabios upės. Tai yra vaikų kūrybinė išraiška per įvairius projektėlius gautos per vietos veiklos grupę dalinės lėšos, kurių kartu su vaikais padaryti įvairūs kūriniai. Jisai tęsiamas dabar mokykloje baigiamųjų technologijos pamokų baigiamasis darbas arba stojantys į aukštąsias mokyklas ateina čia pasitreniruoti, tada jisai nusiveža, čia jau tą padariau. Tai taip tas kelias ir brandinamas takelis. Tai yra jaunimo kelias ir kelias į laisvę. Iš tikrųjų mes esame Europos dalis ir pavyko gauti paramą iš Europos Sąjungos. Per 2 etapus sutvarkytos patalpos, truputį teritorija, darbo vietos, buitinės sąlygos, tapo centras europinio lygmens. Tuo pačiu esam dėkingi Prienų rajono savivaldybei, kurie prieš 25 metus suvokė mūsų situaciją. Mes iki to laiko 10 metų nuomavom patalpas, buvo mūsų kūrybinė grupė, išaugusi iki 10 žmonių. Ir mums panaudos būdu skyrė teritoriją, pastatus. Tas leido gauti paramą iš Europos. Nesam jau tokie vargšai, savivaldybė nepalieka mūsų jau nuošaly. Praeitais metais irgi truputį gavome lėšų saugų remontui, nes per tą laiką viskas dėvėsi. Atsirado galimybė šaligatvius, trinkeles, kelią pasitvarkyti. Tas bendravimas, netgi ieškant tų privačių rėmėjų, mes esam ta visuomenės dalis ir žmonėm tikrai malonu kartais prisidėti vieną ar kitą formą prie mūsų. Aišku, mes darbais, tas žodis labdara, kartais kūriniais atsidėkoja, kaip ir socialinių paslaugų centrui padarėm suolus, senelių namam suolas padarytas, arba kitur tiesiog gauni ten už medžiagas, padarai kažkokį darbelį. Tai neseniai toks panašus darbelis padarytas Vištytį, prie Vištyčio švento šaltinėlio Tauro apygardos kovotojų atminimui, 80 metų jubiliejaus proga. Tai toks gyvenimas čia.
Iš tikrųjų, kada taip atvirai eini į tą pasaulį, ne pinigai viską lemia. Lemia tas atviras prisilietimas, atviras bendravimas, nes vieną ranką duodi, kita tau kažką atgal atgrąžina. Algimanto Sakalausko indėlis į Lietuvos kultūrą yra neįkainojamas. Jis ne tik kuria, bet ir aktyviai dalyvauja visuomeninėje veikloje. Kūrėjo pastangos įvertintos ne vienu apdovanojimu. Skulptorius yra Lietuvos kultūros premijos laureatas, Kauno apskrities viršininko garbės ženklo savininkas, Mikalojos Konstantino Čiurlionio paramos fondo nominantas. Menininkas sako, kad ne apdovanojimai svarbiausia, o galimybė daryti tai, ką myli ir dalintis sukaupta patirtimi su kitais. Dėl to jis dalyvauja neformalaus švietimo programuose, rengia edukacijas. Per laiką tos edukacijos kinta. Buvo momentas, kai tik tai daugiau per drožybą. Paskui vyko eilę metų piešimų užsiėmimai, todėl kad dailininkę turėjom. Šiuo metu edukacijos pakrypo į maistą, žmonėm materijos reikia. Aiškias, dominuoti skrandis, tarsi kažkurį laiką matyti. Tai dabar edukacijos bus gručiais virimas, šaukšto drožimas ir panašiai. Tai dabar jau vieną įgyvendinom, netgi Jolanta Jurkūnė dalyvavo, filmavo, dabar jau skambina, užsisakinėja tas edukacijas tokias. Tai turime moterį, kuri veda edukacijas, kaip iš skudurų, iš kitų ten jos susmulkinus popierių pasigaminti. Tai su ją diskutuojam, gal tą popierių žmogus gamindamas įspaudžia kažkokius savo ženklus, kad kaip atvirukas ar netgi magnetukas ir panašiai. Nes papročiai, įpročiai keičiasi, daiktai vieni naujai gimsta arba seni praranda prasmę, tai kad visiškai jų nepamiršti kaip prieverptis ir panašiai, reiškia juos kitoje vietoje pritaikyti, funkciją pakeisti. Bet jisai vis tiek mūsų kaip ženklas, kaip rašto dalis. Tai va tas sugrąžinimas per edukacijas, per užsiėmimus, kai ką prie drožybos pritraukiant, tas nenutrūkstamas procesas vyksta. Aš džiaugiuosi jaunimu, paprasčiausia gal trūksta šiam laikmetį priėjimų prie jo, nes įsivaizduokime, toks informacinis laukas juos dabar užgriuvęs. Visas dirbtinis intelektas, telefonai, bet jeigu jisai pagauna bangą, kaip ir Marcinkevičiui apginti rengėm plenerą, ir sąmoningai prie suaugusių mes pasikvietėm jaunimą. Viskas, telefonai į šonus, jie meistrauja, jie dirba, jie kuria. Nes jeigu žmogus tik pajunta, kad gali kurti, jisai tampa žmogumi, jisai gyvas, judantis. Tai aišku, procentaliai tas, kas buvo prieš 20-30 metų, tada mados netgi reikalas buvo, kad būreliai, medžio drožėjai ir taip toliau. Dabar procentaliai to mažiau. Bet jeigu jau kuris užsikabino, kuris jau pradeda tą kurti, eiti tuo keliu, viskas, jau iš jo nieks neišmuš, jau jisai tvirtas kaip uola. Medžio skulptūros neatsiejama lietuvių tautos dalis. Savo žemės uostą atradęs tautodailininkas Algimantas Sakalauskas ir toliau puoselėja drožybos meną, perduoda tradicijas jaunuomeniai. Jo kūryba primena, kad medis turi širdį, o žmogus šaknis. Tad linkime visiems atrasti savo žemės uostą, kuriame nurimsta širdis. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.